Sveiki! Apžiūrėję Oginskio rūmus Plungėje, vykstame toliau į šiaurę link Latvijos. Mes niekur neskubėjome, todėl nutarėme aplankyti Šaltojo karo laikų muziejų Plokštinės miške Žemaitijos nacionalinėme parke. Vos tik atvykę, iš karto įsigijome bilietus, įėjome į muziejaus teritoriją ir užlipome į čia esantį apžvalgos bokštą. Žiūrėk, kad mes vieni likom. Sakė tau paspausti ir puš tau išaus. Supratai? Nu, leisiu tau paspausti. Man ir šakų nereikia, bet tai ką darysi. Daugiau kaip pusė Skandinavijos dengia šitą raketų nuotolis, kiek ten virš 2000 kilometrų. Ventiliacinė šachta. Atsargiai galvą. Eik pirmą, kur baisu, aš pirmiau moteris praleidžiu. Nu gerai. Reikia man šito dėjimą. Turi būti pažymėta. Sėdėk, sėdėk. Čia yra įrengta ekspozicija, kuri atskleidžia visą Šaltojo karo raidą ir supažindina su to laikmečio ginkluote. Čia yra kariškių poilsio patalpos. Požeminių patalpų išdėstymo maketas. Šis muziejus įrengtas požeminėse patalpose, kuriuose 1963–78 metais buvo dislokuotos balistinės raketos su 2 megatonų galios termobranduolinėmis galvutėmis nukreiptomis į vakarų Europos miestus. Ir teigiama, kad šio komplekso būtų pakakę sunaikinti visą Europos žemyną. Aišku, su kitomis mobiliomis sistemomis. Čia yra 4 virš 20 metrų gylio raketų paleidimo šachtos, į vieną iš jų mes vėliau užeisime. Nusileidę vienu aukštu žemyn, atrandame autentiškai atkurtą ryšio mazgo kambarį. O čia buvo elektros skirstykla.
radiacinio užterštumo matavimo prietaisai ir apsaugos priemonės. Dizel generatorius. Laivo variklis kažkokio. O čia politinės propagandos ekspozicija, manau. Japonija, Hiroshima, Nagasaki. Einame į raketų paleidimo šachtą, kurių čia buvo 4. O čia jau praplatinta, tada vos įlindom. Virš mūsų galvų dabar yra 100-tonis dangtis, kuris turėdavo atsidaryti prieš leidžiant raketą. Ekspertai teigia, kad dangtis turėjo atlaikyti net netoliese sprogusios atominės bombos jėgą. O čia raketos paleidimo šachta. Kur pažymėta? Išėjimas va pažymėtas. Plokštinės miškas Baltijos šalyse buvo pati tinkamiausia vieta šios raketų bazės statybai. Tai pakankamas aukštis virš jūros lygio, lengvi gruntai bei mažai gyventojų. Statybos truko tik 2 metus, statybose dalyvavo apie 10 000 kareivių, daugiausiai estų tautybės. Dar reikėtų pridurti, kad visa tai buvo iškasta kastuvais, viskas buvo daroma rankomis. Buvo varom viskas. Na štai mes vėl lauke, vėl išvydome saulę. Tai va, aplankėm šaltojo karo laikų muziejų Plokštinės miške Žemaitijos nacionaliniam parke. Mes čia 2. kartą, bet 1. kartą buvom labai senai. Čia dabar viskas padaryta geriau, viskas pasikeitė, daug gražiau ir tvarkingiau. Taigi važiuosim toliau. Čiau. Na, o mes vėl kelyje, vykstame link Latvijos, pasimatysime kitoje serijoje. Iki.